Seni žmonės yra turtas, jo negali ignoruoti mūsų visuomenė, kuriai svarbiausia tai, kas tik duoda naudą. Švento Petro aikštėje trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie senelius, kurie šiandien dažnai laikomi balastu ir atstumiami. Popiežius sakė, kad tokioje mąstysenoje yra kažkas niekingo. Kas negerbė ir negloboja savo senų tėvų, tas nusideda sunkia nuodėme. Bažnyčios užduotis nesitaikyti su tokia mąstysena ir pažadinti dėkingumą ir svetingumą, kad seni žmonės nesijaustų svetimi. Visuomenė, kurioje nėra neatlyginamos artimo meilės, yra bloga visuomenė. Kur negerbiami seni žmonės, ten ir jaunimas neturi ateities. In una civiltà c'è attenzione all'anziano, c'è posto per l'anziano. Ar mūsų civilizacija dėmesinga senam žmogui? Ar yra vietos senam žmogui? Ši civilizacija turės ateitį, jei mokės gerbti senolių išmintį. Civilizacija, kurioje nėra vietos senoliams, kurioje jie atmetami, nesukelia problemų. Tokia civilizacija yra užsikrėtusi mirtinu virusu. Perché creano problemi. Questa società porta con sé il virus della morte.